Laura Špokaitė, MSV klasės mokinė ir projektų grupės vadovė. Su Ode Džiaugsmui Europos himnu mes pradėjome mūsų projektų statymo popietę. Labai dėkojame Jums, kad skiriate mums laiko, o mes savo ruožtu pasitengsime Jums leisti nuvažiuoti. Elektroninė partnerystė tarp dviejų mokyklų. Nebūtinai tarp dviejų mokyklų, gali būti ir daugiau mokyklų, bet viso reikalo esmė, kad projektas yra vykdomas internetu. Skirtingai nuo Komenijos programų, kur yra finansavimas skiriamas ir mokiniai važinėja iš vienos šalies į kitą, čia iš tikrųjų etvinink projektai yra laikomi kaip pasiruošimų Komenijos. Jeigu pasiseka padaryti gerą etvinink projektą, tai jį galima praplėsti, jį galima patobulinti ir jį galima teikti kaip Komenijos projektą. Pliusai yra tokie, kad jau yra žinomi partneriai, pažįstami partneriai, žinai, ko iš jų galima tikėtis, nes tuose projektuose irgi būna įvairių nesklandumų, įvairių nesusipratimų. Dabar kiekvienam stalui bus pateikta įvairių šalių patiekalai. Ar galėtų pas mums mokinių dabar jūs matote, čia yra įvairios. Dabar ką jums reikėtų padaryti? Jūs matote, yra įvairių šalių patiekalai. Jums reikia paragauti, tik paragauti, čia neprisivalgyti kol kas, tik paragauti, ne? Nustatyti jūsų nuomonę, parašyti patiekalo pavadinimą, sukurti patiems, arba, sakysim, spėti. Greičiausiai sukurti patiems, nes spėti nėra taip čia paprasta. Parašyti, kokios šalies tai patiekalas jūsų nuomonė ir parašyti, kokie jame galimi ingredientai. Antras baigė citrininės. Tai rašyti bent jau prisiminė, nu tai rašyti citriną. Nu? Čia yra šatukas kurį. Karamelė čia yra būtent. Ar ne? Kažkur buvo įjuota ir dėkinėlė, kuriam ten buvo labai daug. Aš parengiau jums 10 klausimų. Čia iš tikrųjų galbūt daugiau tiem, kas jau užsisėdėjo ir nori pavaikščioti. Tai yra klausimai iš šeimų medžių. Dabar čia reikėtų išgirdti. Dabar yra 10 klausimų, kai kurie iš tų klausimų jūs išgirdote mano pasisakyme. Kai kuriuos klausimus jūs turite surasti šeimų medžiuose. Šeimų medžiai, jūs matote, yra čia. Ir dabar mes jums duodame laiko, duodame irgi 5 minutės, jūs turite pavaikščioti, paskaityti, susipažinti su šeimos medžiais ir rasti atsakymus už šitos klausimus.
parodyti savo šalies muzikinį kelią ir muzikos stilių įvairovę, kuri apima viską. Pažymėkite, kurios šalies Lenkijos, Graikijos ar Turkijos tai yra ir kurie kartai jūsų norimo atstovauja senelių, tėvų ar jaunimo. Ir užduoties pabaigoje galėsite pasitikrinti atsakymą. Mūsų viena iš partnerių yra turkai ir todėl mes norėtume jūs pamatyti kelias populiariausias turkiškas frazes. Tai norėtume, kad antrą kartą su mumis visi kažką pakartotų. Tai būtų labas vakaras į akšamar. Į akšamar. Mano vardas Benim Adim. Benim Adim. Kuo tu vardu? Senin Adine. Senin Adine. Kaip tu gyveni? Nasilsi.